Sveiki, mėlyjeji. Šiandien vakarop bus saulės užtemimas. Saulės užtemimas, kuris veiks mūsų sąmonę, veiks mūsų koncentraciją, budrumą, bus sudėtingiau vairuoti, labiausia bus pažeidžiama ne Lietuva tikrai, o Jungtinės Amerikos valstijos. Ten galimi įvairūs nemalonius išpoliai, iššūkiai, avaringumas, netgi galimi tokie tikrai nemalonus, nenorėčiau apie tai šnekėti dalykai. Tačiau Lietuvoje tai nebus taip tragiška, tačiau ko reikėtų vengti? Reikėtų vengti alkoholio, reikėtų vengti greičio, reikėtų būti budriem, kelis kartus pasižvalgyti, kad neįvyktų autoavarijos. Reikėtų nedaryti nekilnojamo turto pirkimų, neatlikti kažkokių finansinių veiksmų šiandieną ar ne, ir kokią savaitę dar į priekį. Tiesiog stengti susimti įprastiniais darbais, tvarka, buitimi, švara, kažkokia knygos skaitimo, meditacija, sportų namuose. Tikrai nepatarčiau bėgioti, važinėti dviračiais ir visokių kitokių nemalonių dalykų, kurie gali įtakoti mūsų tokiem nelaimingiam atsitikimam. Taigi pasaugokim save, būkime budrus, būkime džiugus. Taigi, sąmoningumui jokio alkoholio, o tikrai labai padėtų proto šviesai, sąmonė šviesai, imbieras arba bealkoholinis imbierinis vynas. Taigi, mėlyjeji, ačiū Jums, kad Jūs buvote, esate su manimi ir ačiū. Iki malonių susitikimų. Iki.